Viena idėja, vienas konceptas gali pakeisti tavo finansinį gyvenimą 180 laipsnių. 2014 metais aš išgirdau vieną konceptą, kuris iš tikrųjų mano finansinį gyvenimą apvertė aukštinkojam ir pakeitė 180 laipsnių. Ir šiandien noriu pasidalinti su tavimi būtent tuo konceptu. Bet jeigu tu esi pirmą kartą mano YouTube kanale, tai labas, aš esu Žilvinas Butkevičius. Mano karjera prasidėjo nuo padavėjo karjeros, kaip ir tikriausiai daugumos iš mūsų prasidėjo nuo paprastų darbų. Per savo 20 karjeros metų sugebėjau pasiekti puikių rezultatų tiek versle, tiek investavime. Tai būdamas 32 metų uždirbau 1 milijoną eurų, o būdamas 35 metų išėjau į finansinę laisvę ir šiandienai darau tai, kas man patinka, tiek, kiek man patinka, o labiausiai man patinka daryti edukaciją ir padėti kitiems žmonėms pasiekti gerus finansinius rezultatus tiek investavime, tiek versle, tiek galų gale asmeninėme gyvenime ir asmeniniam tobulėjime. Tad jeigu tokia informacija tau yra įdomi, būtinai uždėk ant šito video like ir prenumeruok mano kanalą. Na, o šiandien apie konceptą, kuris, kaip ir minėjau, 2014 metais kardinaliai pakeitė mano gyvenimą. Apie kągi aš kalbu? Apie tokį pavyzdį, kurį lektorius pavadino gyvenimo matematika. Ir lektorius buvo T. Harv Eker, buvau seminare Millionaire Mind Intensive. Ir man atrodo, kad tada lektorius kalba tiesiai su manim, kad sako, Žilvinai, žiūrėk. Tai aš dabar pabandysiu taip pat papasakoti visą šitą informaciją tau ir tikiuosi, kad tai padės priimti tau sprendimus, kurie kardinaliai pakeis tavo gyvenimą į gerą pusę. Ir jeigu pažiūrėsi į galą, aš netgi duosiu 3 konkrečius patarimus, ką gali padaryti jau šiandien, kad tavo gyvenimas pasikeistų į geresnį. Tai pažiūrėkime, ką reiškia ta gyvenimo matematika. Paimkime labai realų ir paprastą pavyzdį. Tarkim, žmogus gyvenantis Lietuvoje uždirba, sakykim taip, truputėlį geresnį negu vidutinį atlyginimą, tai yra 2000 eurų kiekvieną mėnesį. Dabar jeigu tu uždirbi 2000 eurų kiekvieną mėnesį, tai reiškia, tai sudaro 24 000 eurų per metus arba per visą karjeros laikotarpį, jeigu skaičiuosim, kad dirbam 40 metų, 960 000 eurų. Dabar infliacijos aš neliesiu, tiesiog, kad būtų paprastesnė matematika, nes tai pačio koncepto nekeičia. Gerai, tai mūsų pajamos per gyvenimą kaip ir yra aiškios, taip, arti milijono eurų, kas yra šiaip smagu girdėti. Praktiškai per visą karjerą, jeigu tu uždirbsi po 2000 eurų kiekvieną mėnesį, tampi milijonieriu. Super, geros naujienos. Gerai, viskas atrodo labai gerai, kol nepasižiūri į kitą eilutę, kuri vadinasi išlaidos. Gerai, tas žmogus, kuris uždirba 2000 eurų kiekvieną mėnesį, savaime suprantama, kad turės ir tam tikras išlaidas. Dabar tos išlaidos bus, kad ir pačios paprasčiausios. Tas pats maistas, įsivaizduoju, maistas kainuos apie 500 eurų per mėnesį. Taip pat reikės susimokėti komunalinius, tai reiškia mūsų vanduo, šildymas, elektra ir panašus dalykai, dar 300 eurų per mėnesį greičiausiai kainuos. Taip pat reikės apsirengti, nudėkime ne kiekvieną mėnesį perki rūbus ir batus, bet 100 eurų vidutiniškai per mėnesį greičiausiai mes išleidžiame. Taip pat telekomunikacijos, tai yra telefonas, kompiuterį galbūt reikės atsinaujinti, dėkime mažesnį sumą pinigų, 50 eurų per mėnesį. Galbūt, kad telefoną pasiėmęs turi išsimokėtinai iš operatoriaus ir viskas. Taip pat žmogus, kuris uždirba 2000 eurų per mėnesį, vairuos automobilį, tai transportas jam arba naudos CTB ar kažkokią kitą paslaugą, kaip tariant, transportas bus reikalingas, dar 300 eurų per mėnesį. Dar nepalėtėme būsto temos. Būstas, ar pirksi lizingo, ar mokėsi nuomą, manau, kad kainuos, ypatingai jau kalba apie Vilnių, apie 700 eurų ir tai bus vieno, galbūt 2 kambarių būtas. Gerai, taip pat pridėjau sveikatą, tai reiškia, kad pradžiai gyvenimo greičiausiai eisi ten labiau gal į sporto klubą ir bus sveikatinimosi pinigai, vėliau galbūt reikės daugiau sveikatai, dantų remontų ir panašus dalykai. Tai vėlgi 100 eurų per mėnesį, manau, kad tokia pakankamai objektyvi, normali suma, bet kartais aš su sveikatom tinka įvairiausių dalykų ir kainuot gali ir brangiau. Anyway, imam vidurkį, 100 eurų. Toliau, pramogos, tokios kas mėnesinės, bet ne atostogos, dar 100 eurų. Tai reiškia, per mėnesį viso tai sudaro 2150 eurų kiekvieną mėnesį. Atlyginimas 2000, išlaidos 2150. Nereikia būtent šteino, kad suprasti, kad gyvenam į minusą. Padauginam tai iš 12, padauginam iš 40, per visą karjerą mūsų bendros išlaidos 1 132 000 eurų. Tai suma sumarum, balansą turim minus 72 000 eurų. Tai dar į visą šitą gyvenimo matematiką yra neįskaičiuoti didesni pirkiniai, kaip pavyzdžiui, ten automobilių keitimas, galbūt būsto pradinis įnašas, atostogos, lygiai taip pat jų nepaskaičiau, nes vėlgi norėsim kažkur tai išvažiuoti. Darosi šiek tiek liūdna. Tai reiškia, mūsų gyvenimo matematika rodo tai, kad jeigu nieko nekeisim ir tiesiog eisim į darbą ir tos pinigus, ką uždirbam, išleisime, mes gyvenam taip vadinam žiurkių rate, kur tiesiog dirbi, ką uždirbi išleidi,
Gerai, daugiau pradedi dirbti, padidėja poreikiai ir norai, daugiau išleidi ir tiesiog sukiesi tokiam žiūrkų rate. Nežinau kaip jums, bet man yra tekę su tokiam žiūrkų rate, kai aš dar dirbau padavėjų, ir tai tikrai nėra smagus etapas. Tiesa, komentaruose galite pasidalinti, kaip jums sekasi būtent su karjera, ar sekasi uždirbti daugiau negu išleidžiate, ar sekasi gyventi į pliusą. Taip, bet iš esmės, jeigu pažiūrėsim vidutinį Lietuvos gyventoją, tai jisai gyvena visą gyvenimą daugiau mažiau į minusą. Dabar, kur yra pati liūdniausia naujiena, kas man per tą seminarą padarė visišką šoką. Tai pirmas dalykas, aišku, tai, kad gyvename minusą. Jeigu mes nieko nedarom, jeigu neinvestuojam, jeigu netvarkom savo biudžeto, mes gyvename minusą. Tai yra super liūdna naujiena. Kitas dalykas, kad pasirinkęs tokį gyvenimą, samdomą darbą, arba darbą už tokį fiksuotą atlyginimą, tu turi labai didelį aiškumą, užtikrintumą, kuris mane kartu ir gąsdina. Nes jeigu tu uždirbi 2000 eurų per mėnesį ir dirbi savo darbą, tai reiškia, kad tu atostogausi 40 kartų per savo gyvenimą. Tai reiškia, į metus turėsi kartą atostogų ir tavo atlyginimas apibrėžia, kur tu galėsi nuvažiuoti. Tai reiškia, jeigu tu uždirbi 2000 eurų per mėnesį, tu supranti, kad atostogom pastupysi kiek per metus? 2-3 tūkstančius eurų, 1500 eurų. Tai reiškia, nuvažiuoti galėsi į Turkiją, Egiptą, Graikiją, Italiją, gal į Tenerife, Palangą, Druskininkus. Čia viskas? Man tai tiesiog šokiravo. Galvoju, ne, aš nenoriu tokio gyvenimo, kad suvoki, kad 40 metų bus tas pats. Niekas nepasikeis. Ir dar vienas dalykas, kas man padėjo tą paskutinį taškelį. Jis paklausė, sako, Žilvinai, aš taip įsivaizduoju, kad manęs klausė, ar tu turi kolegų, kas dirba 10, 20, 30 galbūt metų ilgiau tą patį darbą, negu kad dirbi tu? Ir aš taip pagalvoju, jo, žinau tų kolegų. Jie nekaip atrodo, jie dažniausiai turi antsvorio, išgerinėja ir yra tikrai nelaimingi. Ir sako, jeigu tu darysi tą patį, ką darai dabar, tai tavo gyvenimas atrodys taip, kaip atrodo jų gyvenimas po 20, 30 ar 40 metų. Ir aš galvoju, ne, brolyti, man taip netinka, aš noriu kitokio gyvenimo. Tai tas pats pasiūlymas ir tau. Pagalvok, kaip atrodys tavo gyvenimas po 20-30 metų, jeigu nieko nekeisi. Ir jeigu turi kolegų, kas dirba už tave tam pačiam darbe, 10-20 metų ilgiau, pažiūrėk, kaip atrodo jų gyvenimas. Jeigu ta situacija tavęs netenkina, galbūt laikas kažką tai keisti. Ką keisti? Nes dirbdami samdomą darbą, turėdami tą didžiulį užtikrintumą, mes nusiperkam aiškumą, nusiperkam garantijas kažkokias tai, nors aš netikiu iš tikrųjų samdomų darbo garantijomis, man tai atrodo visiškas feikas, bet parduodam savo laisvę, parduodam pasirinkimus ir galimybės gyventi visai kitokį gyvenimą. Ir vienas geriausių dalykų yra išlipti iš to žiūrkų rato ir pradėti gyventi laisvą gyvenimą. Bet norint tą padaryti, reikia pradėti keisti savo gyvenimą. Ir jeigu tu nepradėsi keisti savo gyvenimo, niekas už tave to gyvenimo nepakeis. Niekas. Ar patikėk manim. Jeigu aš nebūčiau priėmęs sprendimo imti ir kurti verslą, pradėti investuoti, pradėti keisti savo gyvenimą, už mane to niekas tikrai nebūtų padaręs. Tik tais tu gali pakeisti savo gyvenimą. Ir šito vietoj teks pajudinti savo užpakalį, pakelti nuo sofos ir pradėti daryti kitokius veiksmus. Gerai, šiandien, kad nebūtų vien tik tais depresija, kad o ne, mes gyvenam minusą ir viskas. Tai šiandien noriu duoti keletą patarimų, ką gali padaryti jau dabar, kas tikrai, aš garantuoju, kas tikrai padės tau susikurti geresnę finansinę ateitį ir kas tikrai duos rezultatą. Jeigu tu padarysi šitos 3 veiksmus, aš duodu garantiją, kad tavo finansinė situacija pagerės. Po pusės metų, po metų, bet tikrai pagerės. Tai kokiegi yra tie 3 veiksmai? Pirmas iš veiksmų, ir mano galva tai yra svarbiausias, tai yra pradėti valdyti savo asmeninį biudžetą. Šitoje vietoje mes galime naudoti net keletą sistemų, apie jas aš neišsiplėsiu, bet iš esmės yra 6 sąskaitų arba 6 jar sistema, kurią reklamuoja T. Harv Eker, tikrai puikiai sistema, aš pats ją taikau labai paprastai, tiesiog skirstai pinigus į atskiras 6 sąskaitas, pagal reikšminės sąskaitas išleidai tik tiek, kiek toj sąskaitoj pinigų yra. Jeigu bus įdomu, brūkštelkit komentarą, galėsiu padaryti atskirą video apie 6 sąskaitų finansų valdymo sistemą. Antra sistema, kaip galima valdyti savo biudžetą. Idėja yra ta pati. Gauni pajamas, jas padalini į reikšminės sąskaitas, tai šiuo atveju 3 sąskaitas. 50-30-20 taisyklė. 50% kasdieniams poreikiams, 30% norams, atostogos, įvairiausi norai, ką nori nusipirkti, ir 20% investavimo. Taip, labai svarbu, 20% investavimo. Trečias variantas, kaip galima valdyti savo pinigus, vėlgi, jų yra tikrai daug, bet aš atrinkau 3, tuos, kurie man atrodo logiški ir tikrai veikia. Ypatingai jeigu tu esi jaunas, neturi šeimos, neturi vaikų, FIRE
konceptas. Tai reiškia, financial independence, retire early, veikia puikiai. Tai reiškia, kada savo išlaidas sumažini iki minimumo ir maksimaliai viską, ką tai gali investuoji tam, kad kaip greičiau pasiektum finansinę nepriklausomybę arba netgi finansinę laisvę. Tai pasirink vieną iš tų trijų, pradėk kad ir nuo 50-30-20 taisyklės, bet pradėk skirstyti savo biudžetą ir išleisti pinigų tik tais tiek, kiek yra toje sąskaitoje ir nedaugiau. Tai reiškia, turi gyventi į pliusą. Tai pirmas dalykas - biudžeto valdymas. Antras dalykas, kuris yra ne ką mažiau svarbus negu pirmas variantas - pradėti investuoti. Gerai, dabar pradėti investuoti. Nuo ko mes galim pradėti investuoti? Šito vietoj, man asmeniškai, viena labiausiai pasiteisinusių investicijų, kas liečia edukaciją, tai buvo kažkada dar 2015 ar 2016 metai investuota į peer-to-peer platformas, tai reiškia sutelktinio finansavimo platformas. Kodėl? Todėl, kad tu labai aiškiai supranti, kaip viskas veikia ir gali tai atlikti pats ir tai yra padaryti tikrai paprasta. Tokios peer-to-peer platformos buvo kaip Savi, Finbi, Profitus ir panašiai. Tai aš kalbu apie tokias platformas. Pura rizika. Tai yra tai, kad tos paskolos P2P platformose neturi kažkokio tai įkeitimo, neturi už jo stovinčio kažkokio tai turto. Ir mano galva tai nėra ypatingai saugus investavimas. Dabar yra geresnių variantų, tai šitą video remia Indemo platforma ir aš labai rekomenduoju išbandyti Indemo platformą. Indemo platforma iš esmės yra kaip ir sutelktinio finansavimo platforma, tik ji veikia truputį kitokiu principu. Ji veikia Ispanijoje ir kai žmonės Ispanijoje neišmoka paskolų, tas paskolas bankai parduoda tokioms bendrovėms kaip Indemo. Indemo kaip platforma pati neturi tiek pinigų, kad nupirktų labai daug paskolų. Todėl ką padaro, jinai surenka investuotojus, tai tokius kaip aš ir tokius kaip jūs. Tie investuotojai gali nuspręsti, reiškia, investuoti, kad ir nuo 10 eurų į vieną notą, į vieną paskolą. Ir kas vyksta? Reiškia, tokiu atveju Indemo surenka pinigus iš investuotojų, nuperka tą paskolą iš banko. Savaime suprantama, kad nemoki paskola turi nekilnojamą turtą, kuris yra toje paskoloje. Ta nekilnojamą turtą jie parduoda ir tada grąžina pinigus investuotojai ir savaime suprantama uždirbamas yra pelnas. Tai pelnas lygiai taip pat yra pasidalinimas su platforma ir su investuotojai. Dabar kalbant apie pelningumą, pelningumas yra bent jau platformos deklaruojamas yra 15,1%. Kiek mes kalbėjom su to pačiu mano bičiuliu Emiliu ir Aleksandru, realus pelningumas siekia kartais netgi 20 ir 20 kelis procentus metinių palūkanų. Tai reiškia, pelningumas tikrai labai geras, įskaitant tai, kad mes turim užtikrinimo priemonę nekilnojamą turtą. Ir birželio mėnesis yra Indemo platformos gimtadienis, dėl to, kad jeigu jūs investuosite birželio mėnesį per Indemo platformą, reiškia, įnešite nuo 10 iki 1000 eurų, jūs gausite papildomus 3%, tai reiškia 30 eurų. Jeigu įnešite, pavyzdžiui, 3000 ir daugiau, tai gausite tą cashback bonusą netgi 275 eurus. Tai reiškia, šį mėnesį prie atitinkamai nuo sumos, rasite štai čia įdėtą lentelę, nuo to, kiek pinigų investuosite, atitinkamai 3,5, 4,5 arba 5,5% bus įdėti. Dabar tas 0,5% galioja tik tais tiems, kas pasinaudos mano nuorodą, tai reiškia paspaus nuorodą žemiau po šito video. Tai dar kartelį ačiū Indemo už tai, kad remia šitas video. Tai tiek trumpai apie Indemo. Taip pat pakalbėkime apie kitus dalykus, kur dar galima investuoti pinigus. Investuoti pinigus galima į krūvą dalykų. Bet vienas mano mėgstamiausių įrankių yra tie patys ETF-ai. Tai pavyzdžiui, investuodami pinigus į ETF-ą turite aukštą likvidumą ir jeigu pažiūrėsime, kaip veikia tas pats S&P 500, tai yra 500 didžiausių JAV kompanijų supakuoti į vieną krepšelį ir pirdami vieną pirkimą, jūs nusipirkite 500 didžiausių JAV kompanijų vienu pirkimu. Ir jeigu pažiūrėsime, kaip veikia šitas ETF-as, kaip atrodo jo grąža, paimkime, kad ir tą patį 5 metų laikotarpį - 73,87% pajamingumas. Jeigu paimsim maks ilgą laikotarpį, ką mes pamatysim grafike, kad indeksas jisai turi šiokius tokius svyravimus visą laiką, bet tendencingai auga viršų. Taip, jis gali pakristi, taip gali pakilti. Kai investuojate, turite suprasti, kad investavimas yra susijęs su rizika. Reiškia, gali nutikti taip, kad dalį pinigų prarasite, gali nutikti taip, kad bendroje pasitrauks. Kitaip tariant, investuodami visą laiką turite įsivertinti, kad rizikuojate savo pinigais ir savo rizikas turite pasverti ir sprendimus priimti vėlgi adekvačiai pagalvoję ir suprasdami, ką jūs darote. Tai pavyzdžiui, S&P 500 aš investuoju bent jau ilgam laikui, 5-10 metų, suprasdamas tai, kad šitas įrankis turi tendenciją tiesiog nuolatos augti. Kitas įrankis, kurį galite pasirinkti, vėlgi, suprasdami, kad investavimas turi rizikas, tai yra tas pats Bitcoinas. Ir jeigu mes pasižiūrėsim Bitcoin grafiką, Bitcoino pajamingumas per visą laiką, ten 1000% kosminis pajamingumas, svyravimai tikrai yra labai aukšti, volatilumas labai aukštas, bet jeigu jūs galite
tvarkyti psichologiškai su aukštu volatilumu ir tokiais pakilimais, kai pakyla iki 60 000, paskui krenta iki 20 000 jūsų portfelis. Jeigu jūs galite susitvarkyti su tokiais svyravimais, Bitcoin yra vėlgi visai neblogas pasirinkimas, vėlgi ilguoju laikotarpiu. Ne investavimo patarimas, tiesiog idėjos, į ką pasižiūrėti, į kokius investicinius įrankius atkreipti dėmesį. Ir trečias dalykas, ką reikia daryti, jeigu norite pakeisti savo gyvenimą 180 laipsnių ir nebūti tas, kuris gyvena į minusą, tai yra būtina pradėti kurti papildomas pajamas. Dabar kas galėtų būti tas katalizatorius, tas variklis, kas kuria papildomas pajamas? Pirmas dalykas, kas yra, sakyčiau taip, kritiškai svarbu, tai yra nauji įgūdžiai. Reiškia, nauji įgūdžiai, tai ką jūs galite išmokti savo profesinėje srityje. Reiškia, jeigu jūs esate specialistas kažkokioje tai srityje, jūs galite įgauti platesnį kiek įgūdžių, papildyti tą, ką jūs darote kažkokiais naujais įgūdžiais, tiesiog pagerinti savo turimus įgūdžius ir taip galite uždirbti daugiau. Kitaip tariant, galite daryti elementarią karjerą. Čia antras punktas, tai yra karjera, kada galite susitarti dėl daugiau atsakomybių, dėl geresnio atlyginimo ir taip galite uždirbti daugiau. Pirmas dalykas, įgauna naujų įgūdžių, tampat geresnių specialistų. Antras dalykas, einant susitarti dėl karjeros kilimo, dėl atlyginimo pakilimo, taip galite pakelti savo pajamas. Trečias dalykas, jūs galite pradėti kažkokią tai papildomą veiklą ar verslą. Tai vėlgi, šitoje vietoje mes turime tikrai plačias galimybės, ypač šiam momentui, su dirbtiniu intelektu. Galite konsultuoti, galite kurti kažkokį tai produktą. Galimybės yra tikrai labai plačios ir iš esmės beribės. Tai esminė vieta, ką noriu pasakyti šiandien, kad svarbiausia dalis yra suprasti, kad jeigu jūs gyvensite taip nuo atlyginimo, tai suksitės tam žiūrkų ratuke ir iš to pabėgti praktiškai yra neįmanoma, jeigu nepadarysite kažkokio tai pokyčio. Pokytis, kurį turite padaryti, visų pirma yra štai čia, priimti sprendimą, kad man taip netinka, aš noriu gyventi kitaip, aš noriu gyventi gyvenimą, kuris turės daugiau laisvės ir daugiau pasirinkimų. Ir kai tą sprendimą priimate, jūs turite judėti prie darbų. Ir tie darbai šiandien, apie ką aš kalbėjau, yra 3. Pirmas dalykas – pradėti valdyti savo asmeninį biudžetą. Antras dalykas – pradėti investuoti. Ir trečias dalykas – pradėti kurti papildomas pajamas. Tai šiandien tiek, tikiuosi, kad šitas video buvo naudingas jums ir kad pradėsite kažką daryti. Nes gyvenime, jeigu nepastebėjote dar, kad laimi ne tie, kur yra protingiausi, gudriausi ar ten išmaniausi ir turi daugybę diplomų, laimi tie, kurie ima ir daro. Tai būkite tais, kurie ima ir daro. Ir aš tikiu, kad jums pasiseks kaip pasisekė ir man. Ačiū, kad žiūrėt ir iki.